valgom šiandieną. Mano mėgstamas toks derinukas. Grikiai, jau vakar išsiviriau grikius, tai tik tai pasišildysiu. Virti kiaušiniai, avokadas, gerieji riebalai. Avokado tai reikėtų nepadauginti, nors ir tai sveikieji gerieji riebalai, bet jis yra labai kaloringas. Tarkim, vienas avokadas, jis turi 300 kalorijų. Tai metant svorį reikėtų nepadauginti, nes tada viršysite kaloražą. Tai aš naudosiu irgi ne pusę, o šiek tiek mažiau, 40 gal gramų. Ir tada dėsiu saulėje džiovintų pomidorų šiek tiek dėl skonio ir svogūnų laiškiukų. Tai mano šitas pats mėgstamiausias pusryčių derinukas, labai skanu. Tai porcija atrodo labai didelė, bet čia yra apie 500 kalorijų ir apie 30 gramų baltymų. Tai kai valgote sveiką maistą, neperdirbtą, maisto kiekio jo yra daug didelės porcijos, bet nėra labai daug kalorijų. Tai aš, pavyzdžiui, kartais nesuvalgau aš tų savo porcijų, būna labai didelės, tada kiek suvalgau, tiek suvalgau, kas lieka, vėliau suvalgau kaip užkanduką. Šiandienos vlogę pasidalinsiu, ką valgau visą dieną metant svorį. Pusrytukais jau pasidalinau, tai liko dar pasidalinti pietumis ir vakarienę. Tai valgau aš tik tai 3 kartus per dieną, 3 pagrindiniai valgymai, pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Ir kartais būna vienas užkandukas, bet labai retai valgau aš tą vieną užkanduką. Tai šiandieną neturiu nieko pasigaminusi iš anksto, neturiu nei jokių paruoštukų, kas labai retas atvejis pas mane. Šiaip visada turiu kažką tai pasiruošusi, pasigaminusi, ar kažkokių tai paruoštukų, ar jau visus valgymus pasiruošusi, bet šiandieną nieko neturiu. Bet nesuku dėl to galvos, nes aš žinojau, kad šiandieną man laisvesnė dienelė ir aš turėsiu laiko pasigaminti tuos visus savo valgymus ir nenuklysiu nuo savo režimo, nes kartais, kaip sakau, jeigu neturiu aš pasigaminusi ir nėra laiko gaminti, labai lengva nuklysti nuo savo mitybos režimėlio. Labai lengva suvalgyti to greito maisto nesveiko, nes kai esame alkani ir norime greitai valgyti, tai kas papuola po ranka, tą ir valgome. Tai šiandieną taipogi pasidalinsiu, parodysiu, kokius paruoštukus pasigaminsiu keletai dienelių. Laikas jau pietauti, tai pasigaminsiu tokius greitus pietukus, salotas su tunu. Tuną naudoju savo sultyse. Tada naudosiu šiek tiek svogūno raudonojo, avinžirnių, pomidoras, avokadas, agurkas, kalendra, citrinpipirius, mano mėgstami prieskoniukai ant salotų, pipiriukai, druskytė ir moliūgų sėklų šiek tiek.
Nukėtukai greitai pasigamina, paprastai, bet labai skanu, sotu, netgi 36 gramai baltymų, nes tunas turi nemažai baltymų, apinžirniai, bus labai skanu. Tai salotų mėgėjams tikrai rekomenduoju pabandyti šitas salotas, pasigaminti, man tai labai jos patinka. Dabar pasiruošiu paruoštukus keletai dienelių, tai susidėjau visus ingredientus. Tai parodysiu, ką aš čia turiu. Porai, svogūnai, pipiriukai, brokoliai, kalafijorai, šparaginės pupelės, buttersquash, pomidorai, morkos, bulvės ir vištienos krūtinėlė. Taigi kempam į darbus ir pradėsiu pirmiausia tai nuo mėsos, nuo vištienos krūtinėlės. Pusę užsimarinuosiu, o kitą pusę išvirsiu. Taigi viena dalis vištienos krūtinėlės jau verda, o kitą likusią dalį užsimarinuosiu. Tai jau įsidėjau jogurto porą šaukštų, įdėsiu prieskoniukų, ciberžolės šiek tiek, česnako granulių, paprikos miltelių, itališkų žolelių šiek tiek, tada oregano, kumino ir druskytės. Ir pipiriukų. Ir garstyčių vieną šaukštelį. Išmaišysiu viską. Prieskoniukus tai pagal skonį dedu, kokius mėgstu, kokie patinka. Čia atrodo nedaug to marinato, bet užtenka pakankamai. Ir dabar sudėsiu vištienos krūtinėlę. Nesmulkinau, kartais smulkinau, bet dabar net nesmulkinau. Ir išmaišysiu viską gerai. Štai vištiena jau užmarinuota. Uždengsiu dangčiu, nes dar iš karto nekepsiu. Kepsiu šiek tiek vėliau, nes paliksiu, kad išsimarinuotų kokiai valandžiukai, gal kuo ilgiau, tuo geriau. Įdėsiu dabar į šaldytuvą, pastovėti, pasimarinuoti. Vištienos krūtinėlė išvirė, tai aš va taip su šakutėm suplėšiau ją, susmulkinu. Ir labai lengvai ir greitai susismulkina. Dabar pasiruošiu daržoves, bulves, morkas, brokolius, kalafijorus ir šparaginės pupelės. Kepsiu orkaitėje, tai susismulkinsiu dabar viską. Pasiruošiau bulvytę su morkom, tai tokiais didesniais morkas supjausčiau, bulves irgi. Bulbių tai net nelupau, palikau su lupenom, bet nuploviau gerai. Ir užpyliau 1 šaukštą alyvuogių aliejaus ir išmaišiau viską gerai. Druskos nebersiu, nes kadangi kepsiu orkaitėje, o orkaitėje bus aukšta temperatūra ir kadangi mes užbersime druskos, tada druska ištraukia visą skystį sultis iš daržovių. Tai dėl to nebersiu druskos. Daržovytės paruoštos kepimui, kišiu į orkaitę jau. Tai dar uždėjau ant bulvyčių, morkyčių, rozmarino šakelių dėl kvapo, dėl skonio. Ir atskirai kepsiu kalafijorus, brokolius ir šparaginės pupelės, kadangi bulvės, morkos jos ilgiau kepa, tai dėl to kepu atskirai. Tai aišku dėsiu kartu, bet reikės anksčiau ištraukti brokolius, kalafijorus ir šparaginės pupelės.
Tai ant šitų daržovių tik tai užpurškiau purškiamo aliejaus ir viskas. Nedėjau irgi jokių prieskoniukų, jokios druskytės. Tai dabar kišiu į orkaitę. Vištienos krūtinėlė išsimarinavo, tai dabar kepsiu orkaitėje. Vakarieniai noriu sriubytės, tai dabar pasiruošiu sriubytei viską. Tai susismulkinsiu buttersquash, sviestinį moliūgą, pomidorus ir svogūnus. Česnako dar įdėjau. Tai kadangi darysiu trintą sriubą, tai dabar dėsiu į orkaitę šiek tiek, kad apkeptų, suminkštėtų viskas ir tada trinsiu. Ištraukiau iš orkaitės moliūgėlį su pomidorais ir svogūnais ir česnaku ir dabar dėsiu viską į puodą. Įspaudžiau česnaką tą keptą ir dabar užpilsiu sultinio ir sutrinsiu rankiniu blenderiu. Tai šiandien vakarieniai sriubytė trinta moliūgėlio. Tai kad nebūtų sriubytė vien tik tai daržovės, reikia ir baltymų. Tai įdėjau plėšytos vištienos. Taipogi užsipyliau kokosų pieno, tai persipyliau indelį, nes laikysiu šaldytuve. Šiek tiek kalendros uždėjau, baziliko ir moliūgų sėklų. Bus labai skani vakarienė. Maistukas paruoštas kelioms dienelėms, tai bus 3 dienelėms. Pusryčių tai nesigaminau, nes aš ryte pasigaminu pusryčius. Jau jūs mane žinote, kaip visada pusryčiams aš kiaušinukus valgau. Tai pietums bus vištienos krūtinėlė su bulvėmis, morkomis, daržovėmis. Tik tai netilpo man jau čia vištieną dar įsidėti, nes per maži indeliai, tai įsidėsiu, kai šildysiuos lėkštėje. Ir vakarieniai moliūgų sriubytė su vištiena, su plėšyta vištienos krūtinėlė. Dar užsipilsiu kokosų pieno ir bus tokie mano maistukai, tokie valgymai 3 dieneles. Tai porų niekur nepanaudojau, bet vis tiek susismulkinau ir laikysiu šaldytuve. Gal pusryčiams omletą sugalvosiu išsikepti, tai įsidėsiu porų ir pipiriukų. Bet tai kažkur panaudosiu, vis tiek bus ekstra tokios daržovės. Tai šitą vlogą jau norėčiau ir užbaigti. Pasidalinau savo visos dienos valgymais. Taip pat parodžiau, ką pasigaminau keletai dienelių, ką valgysiu, kokį maistuką kelias dieneles. Ir noriu padėkoti, kad žiūrite mano vlogus, kad pakomentuojate. Tikrai labai gražių žinučių sulaukiu jūsų, kad motyvuoju, įkvepiu. Labai malonu ir džiugu ir kažkaip tikrai ir mane motyvuojate kurti jums daugiau naujų vlogų, visokių idėjų. Tai noriu pasakyti ačiū, didelį ačiū ir susimatysime naujausiame mano vloge.